Basketball devotion. Pirmasis metimas skrieja pro šalį, tačiau Paulius Jankūnas atkovojo kamuolį ir nepaisant dviejų varžovų pastangų pelno pirmosius taškus. Žalgiriui 2 Pauliaus Jankūno taškai ir dar vienas baudos metimas netrukus. Taigi sėkminga pirmoji Žalgirio komandos ataka ir galimybė. Tas rizikingas perdavimas Pauliui Jankūnui, šis atgal ir Markuso Brauno metimas iš 3 taškų zonos pataiko ir Markusas Braunas. Tanoka Berdas irgi neįprastas vaizdas, kol kas antras pasitaikanti progą ir galvoti apie tai, kas buvo, jau nebereikia. Reikia galvoti apie tai, kas vyksta aikštėje, o aikštėje kol kas viskas ne taip ir blogai. Markusas Braunas, dar vienas taiklus jo tritaškis ir tritaškių statistika šmėstelėjus ekranuose. Markas Popovičius, jo metimas iš 3 taškų zonos, pirmasis šiandien ir jis yra taiklus. Lentėje degė 0. Markas Popovičius, dar vienas jo metimas iš 3 taškų zonos, antrasis iš eilės ir štai tas krepšininkas pametimo, tačiau 2 taškai skaityti ir tokia labai nedidelė atkarpa. 4-0 laimėjo žalgiriečiai. Tai yra varžovai buvo sumažinę skirtumą iki 3. Dežuanas Kolinsas taik prie kamulio pirmas. Markusas Braunas 2 prieš 2 čia, išlaukė momento Markusas Braunas prieš atiduodamas kamuolį Jonui Mačiuliui. Prieš tai jo tiesioginis varžovas padarė žingsnį į priekį ir tada jau Jono Mačiulio uždavinys buvo gerokai paprastesnis. 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Čia Eurelijus Žukauskas ir jo perdavimas patiko jis transliacijos režisieriams. Dar kartelį. Ir Dežuanas Kolinsas užbaigia šią ataką, kurią mes matėme dabar 3 kartus iš eilės. Eurelijus Žukauskas prašo kamuolio baudos aikštelėje, dabar jį gauna. Ir štai tokia Kauno Žalgirio komandos ataka. Užmygo dabar. Čia malonesnis mums epizodas, tačiau po varžovų krepšių padarytas darbas dar nėra visas darbas, kadangi reikia ir apsiginti. O Tanoka Berdas, Jonas Mačiulis gauna kamuolį po krepšių, pramiegojo dabar jį varžovai ir po Jono Mačiulio dėjimo Kolinsas. Ir Dainius Šalinga visiškai laisvas iš 3 taškų zonos, taiklus Dainiaus Šalingos metimas po labai ilgos perdaugos. Dainius taškus yra įmetę Žalgirio krepšininkai per šį ketvirtį. Markas Popovičius taiklus, jo metimas iš 3 taškų zonos, braukiantis aikštės šeimininkų kurios yra laikomos šios grupės favoritėmis ir tai yra komandos, kurios iškovojo po pergalę pirmojo turo varžybose. Dabar ten Maskvoje 46-36 Maskvos CSKA komandos naudai, nors po 2 kėlinių komandas skiria tik šie. Ir tik tai 13 yra įmetę patys Žalgirio krepšininkai. Goranas Jurakas nesiryžo mesti, dabar jau tą reikia daryti. Pataiko Goranas Jurakas paskutinę šio kėlinio sekundę. Na, bent jau vienas geras dalykas per visą pirmąjį ketvirtį. Bent jau psichologiškai 16-31 po pirmųjų 10 minučių. Sunešti. Eurelijus Žukauskas pasirodė aikštelėje. Kalniečio metimas iš 3 taškų zonos pataiko. Ir pataiko su pražanga Mantas Kalnietis. Prasižengia Kristos vykdė ir ne išnaudoja Žalgirio priešininkai. Dar vienas metimas, na galų gale pavyksta pataikyti iš toli dabar ir Pauliui Jankūnui. 3 taškai ir Sopoto komandos pranašumas mažėja iki 11. Braunas, toks Žalgirio komandos penketas aikštėje. Mačiulio metimas iš 3 taškų zonos paskutinę 24-ąją atakai skirto laiko sekundę iš labai toli meta ir braukia Sopoto Prokom Trefl. Greitai, atrodo greitai nepavyko. O čia iš 3 taškų zonos meta ir pataiko Paulius Jankūnas, išvesdamas pirmą kartą šios rungtynės į priekį Kauno Žalgirio komanda 46-44. Kovoti kamuoliai. Maždaug pusantro kėlinio kova buvo lygi, po to Žalgiris pradėjo ją laimėti, o tai dabar suteikia papildomų privilegijų žalgiriečiams. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos ir Popovičius, na dabar turbūt tik jis pats galėtų pasakyti, ką buvo sugalvojęs mesti krepšį ar perduoti kamuolį, o štai čia 3 Marko Popovičiaus taškai. Ilgokai reikėjo laukti Markui Popovičiui štai tokios progos. Nė vieno varžovo šalia jo ir tą progą Markas Popovičius išnaudoja. Nes Lietuvos krepšinio lygio atrodė jau gerokai atsigavęs.
su Marijampolės Sūduva įsimetė 21 tašką, o Markas Popovičius sodina dar vieną tritaškį ir didina Kauno Žalgirio komandos panašumą dvigubai, nuo 3 iki 6. Ir 3 taškai skiriantis komandas. Tanoka Berdas iš 3 taškų zonos. Nepavyksta pataikyti Tanoka Berdui. Kamuolį atkovoja Milanas Gurovičius ir niekur neskubėdami. Sopoto Prokom Trepl krepšininkai pradeda savo ataką. 5 minutės ir 25 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Trevisas Besas, prieš jį Dežonas Collinsas. Dar vienas Treviso Besto metimas. Na, matėsi, jog per stipriai paleido kamuolį dabar Trevisas Bestas, tačiau nepavyksta jo atkovoti po krepšiu ir Rubinas Volkovskis mažina skirtumą iki minimumo 65-64 ir Tanoka Berdas ir Paulius Jankūnas dabar buvo po krepšiu, tačiau kamuolys atšoko ne ten ir nepatogiai jiems ir Rubinas Volkovskis imasi iniciatyvos labai svarbių momentų šios dienos rungtynėse. Trevisas Bestas antrą kartą suvėluoja gynyboje, antrą kartą prasižengia ir 2 baudos metimai. Dežonas Collinsas štai čia. Gavo Trevisą Bestą ir pastarasis taip kietokai kerta. Collinsui per ranką varžovams. Nesinaudoja Rubino Volkovskio užtvarą, tačiau čia besitęsianti ataka ir pražanga Jonui Mačiuliui. Na, tiesiog nieko nebuvo likę daugiau, ką padaryti Donatui Slaninai. Mačiulis iš 3 taškų zonos. Galų gale pavyksta jam pataikyti iš šio aikštės krašto. Antrasis tritaškis iš 6 ir jis labai reikalingas. 72-67 likus žaisti 3 minutės ir 5-8, 2,5 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Pasiekia Gurovičiaus mestą kamuolį Eurelijus Žukauskas. Na, Milanas Gurovičius turbūt net nesuprato dabar iš kurios pusės ir kaip gavo štai šį bloką. 16-31 pralaimėtas pirmasis kėlinys, po antrojo varžovai vis dar buvo priekyje 7 taškų skirtumų, tačiau po 3 kėlinių Žalgiris jau pirmavo 56-50 ir nepaisant visų Sopoto Prokom Trepl komandos bandymų priartėti, bandymų pakeisti viską šiandien savo komandos naudai. Atrodo, jog Žalgiris finišuos sėkmingai. Ir dabar minutės pertraukėlės prašo Rimantas Grigas ir tai yra pirmoji Kauno Žalgirio minutės pertraukėlė per visą antrąją rungtynių dalį. Žalgirio komandos puolime antroje rungtynių dalyje. Dar vienas netikslus perdavimas į priekį. Dežonas Collinsas spėja atiduoti kamuolį Pauliui Jankūnui ir Pauliaus Jankūno metimas yra įskaitomas. Nelietė daugiau kamuolio Markusas Braunas, taigi 82-72. 10 taškų skirtumų pergalę švenčia Kauno Žalgirio komanda ir TV3 televizija kol kas nebaigia tiesioginės transliacijos iš Eurolygos rungtynių, kadangi mes tikimės jums parodyti karštus interviu su Kauno Žalgirio komandos treneriu Rimantu Grigu. Taip pat norėtųsi pamatyti vieną iš šios dienos geriausių puolime Joną Mačiulį ir taip pat netrukus prie manęs turėtų prisijungti Javovicu. Yra šiek tiek pagautas tų emocijų bangos, o Markusas Braunas pelno pirmosius taškus savo komandai. Labai reikalingas. Collinsas ir vėl užtvara Markusui Braunui ir atsidėkoja už šią užtvarą. Vienu metu jau buvo beveik pradėjo kvėpuoti į nugarą SK krepšininkai, tačiau štai tas žmogus viską sustatė į savo vietas. Markusas Braunas 3 iš 3 metant iš 3 taškų zoną. Per pirmuosius 2 kėlinius žengia labai didelį žingsnį, tvirtą žingsnį pergalės link. Goranas Jurakas. Na, simboliška, jog būtent jis užbaigė 3 taškų metimus. Antrąjį kėlinį jo tolimas taiklus metimas didina skirtumą iki 18 taškų, 47-29. Ir štai taip, Žalgiris pertrauką pradeda turėdamas jau 18 kamuolį Dežanui Collinsui. Collinsas po krepšiu, perdavimas Mačiuliui ir įspūdinga Žalgirio ataka. Jonas Mačiulis kelia iš savo vietų daugumą. Čia link pabaigos trečiasis kėlinys, Mantas Kalnietis, Markusas Braunas. Dar vienas taiklus jo šūvis iš toli, 4 iš 4. Puikus snaiperio pasirodymas Markuso Brauno. Jo karjeroje įspūdingos eilutės. Dainiaus Šalingo žaidime šiandien dar vienas įspūdingas. Ir parodė tai daugiau negu aiškiai. Dabar
Brauno sąskaitoje 18 taškas ir dar šansas užsidirbti 19, nes prasižengė stabdydamas Markusą Brauną Sandis Buškevicas. Antroji pražanga jam, Braunas prie baudų metimo linijos. Kuo ypatinga Knute? Aš manau, regionali apranga yra. Nes paprastai visur matėt tokios, kaip sakyt, standartinė, mūsų tokia biški skirtinė kažkaip. Tikra krepšinio apranga profesionalams. Visokių problemų, visų pirma, aišku, traumų, kadangi pastaruoju metu netrūksta Kauno ekipai dėl vienos kovos, kuri, kaip visą laiką, žada daug labai emocijų, didelę dramą ir intrigą. Nepaisant to, kaip sektųsi vienai ar kitai komandai tarptautinėse varžybose, neretai, labai dažnai, tiksliau sakant, tai būna visiškai kita istorija, kuomet abu komandos susitinka viena prieš kitą ir, sakykim taip, savotiška, galbūt net ir Žalgirio įžanga besiruošiant tai dvikovai, nors prieš tai dar ir Eurolygos rungtynės, tačiau dabar Manto Kalniečio dėjimas iš viršaus bene pats įspūdingiausias ir efektingiausias momentas šios dienos rungtynėse. Žalgiris pasiekė jau 100 tašką, iš viso kauniečiai yra pelnę 102 ir dar yra laiko. Bent vienai atakai Žalgiris laiko turi užtektinai. 15 sekundžių iki rungtynių pabaigos, 6 Žalgiriui. Šiai atakai Marko Popovičius. Ir taiklus metimas, Marko Popovičius susikūrė su varžovu, nepaisant to kontakto su varžovu. Kaip vienas iš nusipelniusių žaidėjų, šalia tų, kuriuos mes pažymėjom Žalgirio 60-mečio progą. Tai žaidėjas, kuris įeis į istoriją ne tik savo žaidimu, bet ir savo pavyzdžių mūsų jauniems žaidėjams aikštelėje, kaip reikia kautis, kaip reikia kovoti, nenuleisti rankų bet kuriom akimirkom, ir kaip žaidėjas, kuris ilgus metus, neilgus keletą sezonų buvo mūsų komandos kapitonas. Kaip minėjau, tai mums buvo ir jam, ir mums sunkus sprendimas, bet ką padarysi, gyvenimas tuo nesibaigė. Jis tęs karjerą kitame klube. Mes su juo kalbėjomės, tada, kada mes jį, kai, ta prasme, mes, nežinau kaip tą žodį čia kitaip lietuviškai pasakyti, suspendavimo, ir abi pusės tą sprendimą priėmėm, kad ilgai, čia kelios dienos užtruko ir labai apgalvotai tiek jis, tiek mes priėjom prie šitos išvados, kad man nereikėtų kalbėti dar kitą kartą, visko gal duosim daugiau Tanokai kalbėti. Klubo vadovybės sprendimų mes norime įteikti jam garbingiausią Žalgirio apdovanojimą. Tai yra, jūs žinot, kad tai yra 60-mečio proga išleistas ženklelis su 60 briliantų. Jį yra gavę žymiausi Žalgiriui nusipelnę žmonės, tame tarpe Sabonis, Garastas, Edniai, Būvis, Štombergas, Chomičius, Kurtinaitis ir kiti. Tai leiskite man. Nuo klubo darbuotojų, tai atsiminimas iš Amerikos. First thing I'd like to say is I want to thank all of the fans of Lithuania for making the last 5 years of my life probably the best 5 years of my life professionally. Visų pirma, noriu padėkoti visų Lietuvos fanų
už 5 metus, kurie buvo geriausi profesionalų karjerų. Ačiū klubui, kad suteikė šansą man pradėti vėl savo karjerą, atnaujinti savo karjerą ir pradėti kažkokią naują etapą klubo istorijoje ir mano karjeros istorijoje. Yeah, but most importantly, I'd like to thank all of the teammates that I've had over the 5 years that, you know, we've been like family, where sometimes everything is wonderful and, you know, you're extremely close and it feels wonderful, and then sometimes there's some fighting, but it's family at the end of the day. Ir labiausiai noriu padėkoti visiems savo komandos draugam, kurie buvo su manimi per 5 metus, kadangi mes buvom kaip šeima, kartu džiaugiamės, kartu pykomės, bet tai yra šeimos gyvenimo dalis. Ir nors nusprendėm, kad laikas skirtis, aš išeinu aukštai pakeltą galvą, kadangi mes visi kovojom dėl bendro tikslo, tai yra pergalių. Ir šitie metai tikrai buvo geri, tie 5 metai. Just thank everyone for all of the support, all the, you know, the tough love sometimes that, you know, that we have to experience. But thanks to everyone here in Lithuania for a wonderful experience, a wonderful time in my life. Thank you. Tai turbūt nėra ką dar. Nuo šiandien ir galvosim, kas pakeis. Stipriai paplušėti Kauno Žalgiriui. Pergalės iškovotos paskutinėmis sekundėmis. Kita vertus, ta komanda, kuri žaidė 2005-2006 metų sezone, buvo galbūt mažiausiai panašiai į nuolatinę Olimpiją. Tai yra ta ekipa, kuri turi daug jaunų talentų ir kuri rungtyniauja tokį drausmingą, akademišką ir gražų krepšinį. Turbūt tai ir yra priežastis, dėl kurios šis treneris dabar treniruoja Liublianos Olimpiją. O štai čia kaip tik tai, ko reikia Kauno Žalgiriui. Atkirsta visa varžovų komanda po Žalgirio krepšiu ir čia Paulius Jankūnas kala kamuolį iš viršaus. Pirmą po varžovų krepšiais. Braunas labai gražiai buvo užtvara jam ir išnaudoja ją Markusas Braunas. Na galų gale pavyksta Markusui Braunui pataikyti iš toli. Braunui tritaškį pavyksta padidinti Žalgirio pranašumą iki 5 taškų ir dabar jau niekas nebegali sutrukdyti Jonui Mačiuliui. Viskas tiksliai padaryta gynyboje ir po to jokių problemų puolime. Varžovai prašo minutės pertraukėlės. Turėtų atlikti Žalgirio komanda dabar. Popovičiaus metimas iš toli. Na štai čia krepšininkas, kuris tikrai gali pataikyti, svarbiausia jam sukurti progų. Na ir paskutinėse rungtynėse su Sienos Montepaschi komanda 15 per pirmąjį kėlinį, 4 per šį. Iškrapštytas kamuoliais Dainius Šalenga. Markusas Braunas gauna perdavimą ir užbaigia šią Kauno Žalgirio komandos ataką. 2 taškai ir varžovai negali prašyti minutės pertraukėlės, nes jau yra išnaudoję šį limitą, o dabar dar vienas baudos metimas. Taigi, kadangi joje ir Aurelijus Žukauskas, taip pat aikštelėje tie krepšininkai, kuriuos galima būtų išvardinti, bet prieš tai reikia pasakyti, jog Markusas Braunas pelno 21 tašką ir jūs jau girdėjote, ką tai reiškia. Na, kita vertus, aišku, rekordai, jog Kauno Žalgiris, rungtyniaudamas be Aurelijaus Žukausko, žaidžia truputėlį kitokį penketų. Markusas Braunas, dar vienas taiklus metimas, 26-asis Markuso Brauno. Tai yra 23-asis Markuso Brauno taškas ir 59-4, kurį išskyrė ir Rimantas Grigas, kalbėdamas apie varžovo komandos lyderius. Jonas Mačiulis, taiklus jo metimas iš 3 taškų zonos. Ir Kauno Žalgiris įgyja solidžią 21 taško persvarą. Nuo 21 iki 15 taškų ištirpo Kauno Žalgirio komandos persvarą. Dežuanas Kolinsas, 2 taškai ir pražanga Hasanui Ryzičiui. Ir Dežuanas Kolinsas šiandien pelnė jau 15 taškų, o jo pataikymo procentas yra 83, 5 dvitaškiai iš 6. Ir tiek pat Kauno Žalgirio komandos fanai naudojasi tuo, jog nėra krepšinio ir gali dabar paskanduoti ir gal net šiek tiek padainuoti. Na, gerai, jog Dainius Šalenga dar pagauna kamuolį ten, kadangi prieš tai to padaryti Goranui Jurakui nepavyko. Mačiulis, Šalenga iš toli. Taiklus Dainiaus Šalengos metimas ir tai yra tas gyvybės šaltinis. Minutės ir 42 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Braunas iš toli. Pataiko Markusas Braunas 80-64. Įspūdingas Markuso Brauno šou šį vakarą Kaune ir dar viena varžovo minutės pertraukėlė. Kauno Sporto
vertikalė banguoja ir turi priežastį tam. Markuso Brauno tritaškis Žalgiriui leidžia dabar įgyti vėl 16 taškų. Buvo 3 taškų skirtumų. Dežuanas Kolinsas prišoko prie atšokusio kamuolio. Įspūdinga dabar ataka, plojimai Dežuanui Kolinsui, Dainius Šalgas. Kol kas yra komanda nepralaiminti namuose ir iškovojate jau antrąją pergalę. Ir žalgiriečiams dabar teks nutraukti dar ir išvykų sindromo. Dainius Šalinga, įspūdingas dėjimas iš viršaus, jau smaginasi Kauno Žalgirio komandos krepšininkai. Ir beje, kalbėdamas apie būsimąsias dvikovas, dar nepaminėjau ne Eurolygos mačo, tačiau ne ką mažiau svarbaus, tai yra rungtynės su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Dežuanas Kolinsas, dar vienas dėjimas iš viršaus, sulaužyta yra Liublianos Olimpija šios dienos rungtynių pabaigoje. 91-72, metimas netaiklus, Markas Miličius atkovojo kamuolį. Jo metimas taip pat skrieja pro šalį, taigi Kauno Žalgiris ne tik iškovojo pergalę, bet iškovojo pergalę dideliu skirtumu ir iškovojo pergalę įspūdingiausių šį sezoną kada nors mūsų matytų žaidimų. 91-72, toks galutinis rungtynių rezultatas. Kauno Žalgirio krepšininkams dėkoja, atsistoja fanai, kuriems be abejo patiko šis reginys. Negali jie šiandien naudotis Aurelijumi Žukausku, kuris yra gavęs traumą ir panašu, kad dar negalės žaisti mažiausiai porą savaičių. Baiminamasi netgi, jog gali tekti Aurelijui Žukauskui praleisti net ir porą Eurolygos būsimų rungtynių. Kita vertus, šiandien turbūt turėsime progą ir galimybę išvysti dar nespėjusi kojų Lietuvoje apšilti naujausią Žalgirio pirkinį, tai 2,8 cm ūgio vidurio puolėją Michaelą Bradley. Na, vos atvykęs į minutės 45 sekundės iki kėlinio pabaigos, vos suklysta Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa, o dabar Kauno Paulius Jankūnas. Ir pernelyg jau švelni buvo ta Artūro Jomanto pražanga, neturėjo jokios įtakos Pauliaus Jankūno metimui. Ir 2 taškus pelnęs Jankūnas dabar stos prie baudų metimo linijos. Jomantui tai pirmoji, Lietuvos Rytui 4. komandinė pražanga. Žalgiris kol kas ginasi pažeisdamas taisyklės labai retai, vos porą pražangų per pirmąjį savo rimtą profesionalo karjerą. Michailas Anisimovas, kurį dabar įleidžia į aikštę. Ir 3 taškais užbaigė šią ataką Marko Popovičius. Antrasis jo bandymas. Žalgirietis greitesnis ir pirmas suskumba prie jo, meta ir pataiko Dežuanas Kolinsas. Po jo 3 taškio Žalgiris įgyja 5 taškų persvarą ir iškart minutės pertraukėlės prašo Aleksandras. Ir mažesnė iki rungtynių pabaigos, tuomet visa ši dvikova bus labai įdomi ir intriguojanti. Tačiau nenusiteikęs tokiam scenarijui Marko Popovičius. Antrasis jo tolimas metimas šiandien. Michailas Anisimovas, netikslus jo perdavimas. Ir Žalgiris apsigynęs vėl prie varžovų krepšio. Michaelas Bradley ryžtasi metimą ir pataiko Michaelas Bradley. Štai tie 2 iškelti pirštai į viršų. Ir tos ovacijos, kurias Michaelui Bradley sukelia visi Kauno Žalgirio komandos gerbėjai. Ir po jo tritaškio Žalgiris įgyja pirmą kartą 10 taškų persvarą. Tai padėti padaryti Jurakas, o bloką užsidirba Paulius Jankūnas. Tiesa, Darelas Mišalas grąžina kamuolį tiesiai į varžovų rankas. Dabar baigiantis atakai skirtam laikui, beveik iš 8 metrų, jeigu neklystu, pataiko Marko Popovičius. Toks įspūdis, kad laiku spėjo išmesti kamuolį Marko Popovičius. Atrodo, iš čia sunku pasakyti. Faktas toks, kad 3 taškai įskaityti ir Marko Popovičiaus tolima. Ir šiame kėlinyje 3 kartus yra pažeidę taisyklės. Jo metimas per rankas ir laiko Vilniaus komandai atsakymui beveik nebelieka. Priverstas yra iš labai toli mesti Polisas Praisas. Baigėsi 2 kėliniai ir po Gorano Jurako tritaškio Žalgiris baigė jį dar labiau didindamas skirtumą. 38-25. Žalgirio komandai iš varžovų daugiausiai nemalonumų pritaręs Marijonas Petravičius, tačiau jis pelnęs 8 taškus. Mantas Kalnietis griebė kamuolį. Perdavimas į Dainiui Šalingai. Šalingas metimas iš 3 taškų zonos pasiekė tikslą. Šiandien Žalgirio snaiperiai ir ne tik snaiperiai, ir priekinės linijos žaidėjai.
atmeta kamuolį Jurokui. Jurokas jau įrodė, galintis pataikyti iš toli. Antrojo kėlinio pabaigoje, o Matthew Nilsenas antrosios iš eilės dvikovos prieš Michaelą Bradley laimėti. Jis grįžo į aikštę. Gera naujiena Žalgirio komandai, atrodo, kad trauma nebuvo labai rimta. Į tritaškį metimą pataiko Jonas Mačiulis, kamuolys pakyla, smušęs į lanką iš pat pradžių į viršų kokių porą metrų ir po to krenta ten, kur ir norėjo jį matyti Jonas Mačiulis. Tiesiai į Vilnių. Žalų sumanymą vėl perskaitė, iššifravo ir nuo jo apsigynė. Stefanas Kolintas, 3 taškai. Ir minutės pertraukėlės dabar prašo Aleksandras Trifunovičius po Dežano Kolinso tritaškio. Žalgiris žengia labai rimtą žingsnį pergalės šios dienos rungtynėse link. 70-59. Kauno sporto halę 4 minutės ir 8 sekundės. Čia lieka žaisti ketvirtajame kėlinyje iki jo pabaigos. Grįžta į aikštę ir Žalgirio bei Vilniaus komandų penketukai. Bradley, Juraka. 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Dešimt sekundžių Žalgirio atakai. Dežanas Kolinsas. Bradley meta iš 3 zonos ir taiklus Bradley metimas. Štai taip. Štai toks pasirodymas, turbūt pranokstantis netgi didžiausias lūkesčius ir spėlionės, kalbant apie pirmąjį sportinis įvykis, sportinis renginys, tai Lietuvos ir Ukrainos futbolo rinktinių dvikova ir visi aistruoliai pateikę bilietus į krepšinio rungtynės į antrąjį kėlinį bus įleidžiami nemokamai. BL lygos komanda nepatyrusi ne vieno pralaimėjimo šio sezono turnyre. Ir šią persvarą dar labiau didina Goranas Jurokas. Vienas iš 4 BBL lygos čempionate. Šiandien priminsiu yra žaidžiamos LKL čempionato rungtynės ir ta dvikova Šiauliuose rezultatu 102-88 laimėjo Žalgiris. Markusas Braunas pirmasis šios dienos rungtynės. Goranas Jurokas. Marko Popovičius atitrūksta nuo Mariaus Prekevičiaus ir pelno 3 taškus. Marko Popovičius ne veltui buvo toks piktas, kai teko palikti šios dienos rungtynėse. Michaelas Bradley po gražaus Markuso Brauno perdavimo pelno 16 tašką, daro tai įspūdingai kraudamas kamuolį iš Šiaulių. LKL čempionate likusių komandų be pralaimėjimo. Jonas Mačiulis pataiko iš 3 taškų zonos, 5 jo taškas. Kamuolį Dežanas Kolinsas, 3 prieš 2. Kolinsas perdavimas į kraštą Braunui. Braunas iš 3 taškų zonos, beveik iš tos pačios vietos, iš kurios prieš keliolika sekundžių pataikė Mačiulis. Dabar iki vėlesniam rungtynių momentui Rimantas Grigas ir dabar jau atsiriša krepšys vėl Markusui. 2 sekundės atakai. Ir jau meta aidint sirenai Dežanas Kolinsas ir prieš 4 dienas, kaip jau minėjau, 31-ąjį gimtadienį geriau negu pirmosius 2. Būtent todėl dabar gali mėgautis jau 10 taškų pranašumu Kauno Žalgirio klubas. Markusas Braunas šiandien 2 prieš 2 su Sauliumi Kuzminsku ir blokuoja Granto metimą Dainius Šalenga, tačiau jo komandos draugai nesuspėjo sureaguoti į baudos aikštelėje nukritusi kamuolį. Kuzminskas, perdavimas Grantui, prieš jį Kolinsas ir Bradley blokuoja vieną metimą, blokuoja antrą be pražangos ir Bradley pagaliau jau tvirtai sugriebęs kamuolį nutraukė šią Šiaulių ataką. Sėkmingai sužaidė po savojų krepšių Michaelas Bradley. Markusas Braunas. 8 sekundės Žalgiriui. Kolinsas. Šalenga tolyn Braunui ir Braunas iš 3 taškų zonos, 6 tritaškis iš 8. 20 taškų jau Markuso Brauno. 4 sekundės Žalgirio atakai, dar vienas šansas Dainiui Šalengai ir išnaudoja Žalgirio komandos krepšininkas po 3 iš eilės netaiklių metų. Turintis žaisti varžovas labai dažnai susiduria su rimtomis problemomis. Kietas, kibus, atletiškas ir labai stiprus gynėjas yra Lietuvos televizijos kanalu, kuris tiesiogiai transliuos tą dvikovą. O šeštadienį vėl grįšime čia į Kauno sporto halę, kur dabar iš savo vietų kyla beveik visi. Slysteli šiek tiek Dežanas Kolinsas, tačiau tęsia ataką Kauno Žalgirio komanda, sustojo laikas. Aurelijus Žukauskas krauna kamuolį iš viršaus.
Ir štai toks Aurelijaus Žukausko sugrįžimas. Pusiai, tačiau jį dar nesibaigė. Popovičius iš 3 taškų zonos taiklus, Marko Popovičiaus metimas. Ir vėl Dežuanas Kolinsas pasižvalgydamas. 7 taškų atitrūksta aikštės šeimininkai, 61-54 Aurelijus Žukauskas Markusui Braunui. Markusas Braunas taiklus metimas, pražanga ir atrodo, kad skausmingai nukrinta Markusas Braunas ant grindų. Tikėkimės, jog rungtynes jis tęsti galės. Įspūdis toks, jog ranką užsigavo dabar Markusas Braunas. Ir ją užsiėmęs dabar kyla. Štai čia tas epizodas, tačiau greičiausiai viskas vyko jau ant grindų. Ne tiek Janiaus Borusis kietai kirto per rankas, kiek nesėkmingai nusileido. Net pasakyti, koks jis yra, tačiau neabejotinai dar didesnis. Ir žvaigždžių pripildyta komanda be abejo kelia savo pačius didžiausius tikslus. Įspūdinga Kauno Žalgirio komandos ataka, daug perdavimų, supainioti visiškai varžovai. Jonas Mačiulis, Krapšas Braunas. Dežuanas Kolinsas į baudos aikštelę. Taiklus Dežuano Kolinso metimas per Janį Borusį. 2,6 cm ūgio puolėją. 2 taškai skaityti ir dar vieną baudos metimą. Mes Dežuanas Kolinsas, Janis Borusis nervinasi taip, lyg tai būtų be galo svarbi situacija ir lemtingas metimas. Pasikeitė dalis legionierių, pasikeitė dalis ir Latvijos krepšininkų. O po puikaus Manto Kalniečio perdavimo Aurelijus Žukauskas šį kartą nepalieka jokių vilčių Ventspilio komandos gynybai, kurios, tiesą sakant, nelabai ir buvo matyti šioje situacijoje. Tai toks lėtas Uwe Helmanio žingsnis link Manto Kalniečio. Praėjusią savaitę dar kartą galėjo įsitikinti, jog šio krepšininko potencialas yra iš tiesų didžiulis. Marko Popovičius ir taiklus jo 3 taškis. 7, jeigu neklystu, rungtynių minutės, tačiau nuo to laiko visi kiti bandymai jo pataikyti buvo nesėkmingi. O Donatas Motiejūnas tarsi įkvėptas to patyrusio Marko Popovičiaus. Marko Popovičius iš 3 taškų zonos taiklus Popovičiaus metimas. Ryškėja Žalgirio lygių, taip nepavadinsi, bandė dabar prasiveržti pro Aurelijų Žukauską Kasparas Siprasas. O Mantas Kalnietis 3 taškų metimu dar labiau didina persvarą. Turėtų būti gan įspūdingas ir Marko Popovičiaus naudingumo koeficientas. Jonas Mačiulis dėjimas iš viršaus. Ir to, ką matė Gašparas Okornas per pastarąsias 4 šio kėlinio minutės, jam jau pakanka iki kaklo. Žalgiris įgyja 15 taškų persvarą ir varžovų treneris priverstas yra prašyti minutės pertraukėlės. Kauno Sporto halė 7 vietos turi 3 pergalės ir 5 pralaimėjimus. Ir tai yra pozicija, kurioje jau senokai nematėme sugrąžinti Rygai čempionų titulus. Braunas neturėjo kur dėti kamuolio, tačiau prie jo suskumba Dežuanas Kolinsas. Taigi viskas kol kas gerai. Tik tai 6 sekundės lieka Žalgirio atakai. Kolinsas neria į baudos aikštelę. Aurelijus Žukauskas kala kamuolį iš viršaus. Na dabar persistengė abu Vitorijos Taus Keramikos aukštaūgiai, mėgindami išsiaiškinti, ką vis dėlto darys Dežuanas Kolinsas, o tą padaryti nėra paprasta. Dežuanas Kolinsas, Vitorijos Taus Keramikos krepšininkas, kol kas 6 taškai jo sąskaitoje. Markusas Braunas prieš Igorį Rakočevičių 3 taškai. O štai pagaliau atsirado krepšininkas pataikantis iš toli. Kovojo kamuolį geriausias šios srities specialistas Kauno Žalgirio komandoje Goranas Jurekas. O čia Markusas Braunas pelno. Taip, 2 taškus, jie yra įskaitomi ir dar vienas baudos metimas. Dar kartelį, štai šis, toks netgi truputėlį kuriozinis metimas. Jeigu kalbėtumėm ne apie Markusą Brauną, galėtum sakyti, jog Zoranas Planiničius. Šansas Žalgirio komandai. Dežuanas Kolinsas nesiryžo prieš 2. Tiago Spliteris spėjo pasaugoti savo komandos draugą. Dežuanas Kolinsas pagalinė linija. Braunas iš 3 taškų zonos taiklus. Markuso Brauno metimas. Žalgiris priekyje ir dabar jau metas varžovų minutės pertraukėliai. Bandymų pataikė 2, taigi kol kas statistika apylygė ir jokių tendencijų dar nesimato. Jonas Mačiulis 2 taškai ir pražanga Pytui Mikeliui. Kuris
prasižengė pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Jonas Mačiulis stoja mesti kolos, o vienas po kito krito iš rikiuotės tie krepšininkai, kurie turėjo Luisą Skolą pakeisti. Dainius Šalinga, gražus jo bandymas ir Michaelas Bradley šį kartą pasaugo jau viską iki galo ir nebepalieka šansų varžovams. 34-30 ir Mirza Teletovičius yra žaidėjas, kuris šį sezoną aikštelėje praleidžia. O štai čia 2 taškai turėtų būti įskaityti. Diego Splitteris taip pat prasižengia trečią kartą, dar kartelį čia Jonas Mačiulis. Prieš Diego Splitterį Michaelas Bradley kamuolio nelietė. Priekyje Vitorija Sauceramika 50-52. Jonas Collinsas. Bradley. Braunas. Jonas Mačiulis prieš Simą Jasaitį. Ir Markuso Brauno staigus metimas. Markusas Braunas 3 taškai ir Kauno Žalgirio komanda vėl priekyje. Na, ilgokai ir 56. Markas Popovičius žygioja prie baudų metimų linijos. Žalgirio ir Vitorijos Sauceramikos rungtynės šį vakarą prasidėjo anksčiausiai iš visų 5 mačų, kurie žaidžiami Europoje. Po to prasidėjo rungtynės Tel Avive, kur Tel Avivo Maccabi komanda 17 minutę priekyje prieš Salonikų Arį rezultatu 47-28. Ir kol kas rimta pretenzija, jog būtent Tel Avininkas, kuris štai taip vienas pats gali išspręsti visus reikalus puolime. Jonas Mačiulis, dėjimas iš viršaus. Jonui Mačiuliui reikėjo pagalbos, reikėjo tikslaus perdavimo ir jo autorius yra Eurelijus Žukauskas, o Vilis McDonaldas ir Michaelas Bradley prasižengė nesustabdydamas varžovo. 2 taškai yra įskaitomi, rezultatas lygus 70-70 ir dar vienas baudos metimas, o Žalgirio komandos problema pažymėta skaičiumi 4, kadangi tiek pažangų turi ir Michaelas Bradley, ir Eurelijus Žukauskas. Vilis McDonaldas. Netaiklus jo baudos metimas. Popovičius iš toli. Pavyksta pataikyti Markui Popovičiui 80-74. 5 min. Nepavyko taka ir Vitorijos Sauceramikai. Braunas iš toli. Markusas Braunas 3 taškai. 83-77. Fantastiškos rungtynės, kuriuose mažytė pertrauka, nes dabar minutės pertraukėlė. Šiandien taip pat rungtynės, kuriuose kur kas mažiau nei įprasta rungtyniauja Jonas Collinsas. Markusui Braunui paliktas štai toks paskutinysis metimas, paskutinė 24 sekundę per Pablo Prigionio rankas. Markusas Braunas darinėja stebuklus. 5 taiklus tolimi metimai iš 5, po to pražanga Markui Popovičiui ir 2 baudos metimai į Kauno Žalgirio. 25 Jonas Collinsas. Čia Goranas Jurakas, Markusas Braunas. Iš labai toli ir dar vienas Markuso Brauno metimas. Na štai toks Markusas Braunas buvo rungtynėse jau kartą šį sezoną, tačiau šį vakarą, kad Kauno Žalgirio po savaitės čia Kauno Sporto halėje laukia žymiai mažiau tituluotas, netoks galingas varžovas ir tikėkimės revanšas prieš Bolonijos Virtus ekipą. Taigi, aidi finalinė sirena, nebeprireikė netgi taiklių baudos metimų, kurių šiandien buvo labai daug, rekordiškai daug. Rezultatas 95-92. Gale, kai Žalgiris pirmavo 8 taškais, pergalė atrodė jau iškovota. Bet ispanai iki paskutinių sekundžių kovojo, bet ačiū Dievui pralaimėjo puikiai žaidusiam Žalgiriui. Kauniečius į pergalę 95-92.
10 sekundžių ir Žalgiriui jau šansas tik tai šiek tiek sumažinti skirtumą. Marko Popovičius numeta kamuolį Pauliui Jankūnui, pastarojo metimas su Sirena pasiekė tikslą ir Žalgiris šiek tiek geresnės nuotaikos baigė pirmąjį kėlinį. Nepaisant to, jie vis dar atsilieka 5 taškais. 20-20 vos vienas taiklus tritaškis iš 4. Toks yra Nevėžio komandos žaidėjų rezultatas. Paulius Jankūnas kaip užbaigė kėlinį taiklių tritaškių, taip lygiai tokioje pačioje būdamas pozicijoje iš tos jau ne visai tikslus, sumanymas gražus, tačiau jo atlikimas buvo net toks tikslus ir Žalgiris apsigynęs labai staigiai pereina į greitą kontrpuolimą ir dėjimu iš viršaus Aurelijus Žukauskas lygina rezultatą 43-43 ir analogiškai kaip ir antrajame kėlinyje sužaidus vos porą minučių Gintaras Leonavičius priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Sigina Kauno Žalgirio ekipa ir Jonas Mačiulis užbaigė ataką dėjimu iš viršaus, netrūksta. Štai paminėt minutės pertraukėlės, vėl sugebėjo sutvarkyti savo žaidimą. Marko Popovičius iš 3 taškų zonos, 53-50. Ir trečiajame kėlinyje vyksta tas, taip kaip liko jo sąskaitoje pasibaigus trečiajam, o ketvirtąjį pradeda taiklių dvitaškių Nevėžio komandos vienas iš netgi pranašesni. Didžiąją tos pirmosios dalies dalį, dvikovos dalies dalį, tačiau galų gale Žalgiris sugebėjo, atrodo, vėlokai jau pradėjo imtis iniciatyvos Mindaugas Sakalauskas. Šiandien neprametęs ne vieno metimo, o Markusas Braunas vėl nupildo visus Kėdainių Nevėžio komandos gynėjus į baudos aikštelę. Markusas Braunas 3 sekundės atakai, būtent todėl skubėdamas meta, priverstas tai daryti per varžovų rankas Mantas Kalnietis ir svarbiausia, šeštadienį kaip įprasta transliacija vėl per pirmąjį Lietuvos televizijos kanalą ir tai bus transliacija iš Klaipėdos. Klaipėdos Neptūnas prieš Vilniaus Lietuvos Rytas, BBL lygos rungtynės, o dabar paskutinių sekundžių. Iš praeities tavo sūnus tęs stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei, tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi, tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Labas vakaras, ponios ir ponai, labas vakaras visiems krepšinio mėgėjams, sveiki atvykę į šventę Kaune. Jūsų ekranuose visi garsūs vardai ir Lietuvos krepšinio legendos, kurie ką tik buvo apdovanoti atminimo dovanomis už savo didžiulį indėlį krepšiniui, už savo didelį norą ir talentą ir už tas akimirkos, kurias jie netolimoje praeityje padovanojo visiems krepšinį mėgstantiems ir mylintiems ne tik tai Lietuvos Sabai, o Arvydas Sabonis beje perdavė linkėjimus visiems Žalgirio komandos gerbėjams ir norėjo visos komandos vardu jiems padėkoti, o pretekstas tam buvo toksai. Praėjusią savaitę Žalgiris žaidė čia, Arvydo Sabonio Kauno sporto halėje nebuvo, dabar jūs jį matote. Ir Arvydas Sabonis žiūrėjo rungtynės saulėtoje ir gražioje Ispanijoje, žiūrėjo rungtynės per Ispanijos televiziją ir
Jis šiandien spaudos konferencijoje sakė, jog triukšmą kuo puikiausiai girdėjo ir atmosferą jautė, o neapsikentęs ispanų komentatorius pavadino Kauno sporto halę tiesiog žaliu pragaru. Ir šiandien galime pasveikinti atvykusius į jį Bolonijos virtus krepšininkus, kurie savo nelaimiai atėmė iš Žalgirio Paulius Jankūnas ir Aurelijus Žukauskas. Mačiulis iš 3 taškų zonos taiklus. Jono Mačiulio metimas ir štai tokia pradžia. Dabar jau tenka remtis. Aurelijus Žukauskas apsigina, ilgas ir tikslus perdavimas Jonui Mačiuliui. Šis krauna kamuolį iš viršaus ir dar parodo pirštu į Alaną Andersoną, kuris nesuprato, ką tas gestas reiškia, bet jis tiksliai žino, kad jo komanda dabar atsilieka 9-13. Žalgiris išsiveržė į priekį, įpusėjus pirmojo kėlinio. Panas Kolinsas galima žaisti toliau, tačiau nėra kam įmesti kamuolį ir reikia jį gražinti. Markusas Braunas iš labai toli. Nu ką, niekieno nestebina, dabar šypsosi vienas į kitą žiūrėdami Kauno Žalgiris. Kariolas dabar bando įsiveržti į baudos aikštelę, atmeta kamuolį tiesiai Markui Popovičiui, šis su Dežuanu Kolinsu. Perdavimas ir 2 taškai bei pražanga. Štai taip bėgėjasi Kauno Žalgirio krepšininkai, patenkintas Dežuanas Kolinsas prasibrovė šiaip ne taip pro Joną Mačiulį, kad galėtų padėkoti Markui Popovičiui. Išlaukė Markas Popovičius. Ir štai tokia Dežuano Kolinso reakcija. Žalgiris atitrūksta iki 9 taškų ir pasikeitus įvykiams aikštelėje. Mantas Kalnietis išmeta kamuolį, Markas Popovičius ir štai toks Marko Popovičiaus metimas, paskutinė sekundė pataiko ir laiku tai padaro Markas Popovičius. Štai tokia įspūdinga pirmo kėlinio pabaiga, 30 taškų įsūdė Žalgiris per 10 minučių ir po 2 minučių pertraukėlės mes grįžtame į Kauno sporto halę. Nors tarp rezultatyviųjų žaidėjų jo Eurolygos statistikoje nėra. Mantui Kalniečiui dovanėlė, o ką daryti su štai taip gautų kamuoliu? Mantas Kalnietis žino visada. 34-18 naudingiausių ir efektyviausiai žaidžiančių krepšininkų studentų žvaigždės Makra. Goranui Jurokui Čiavarjonis, Kauno sporto halės fanai siautėja. Lygas norėtų keisti 5 krepšininkus, aišku taip nebus, bet jis galėtų įleisti visą startinį penketuką į aikštę, štai taip sužaidžia Michaelas Bradley, kuris po to dar atsiklopė, taip norėdamas lyg Žalgirio komandos penketas pasikeičia. Braunas iš 3 taškų zonos. Taiklus Markuso Brauno metimas, na 3 taškų teko laukti ilgokai. Apskritai šiandien varžovai, tačiau metė net 11 kartų daugiau. Ir dabar Aurelijus Žukauskas štai taip krauna kamuolį iš viršaus. Graži ataka. Atiduoti kamuolį Aurelijus Žukauskui, dabar jau reikia mesti ir daryti tai iš super sudėtingos situacijos, tačiau nieko super sudėtingo. Metimas nepanašus į metimą. Braunas dar 3 jo taškai ir vėl ploja, atsistoja Kauno sporto halėje susirinkęs ir galėjo. Markusas Braunas po šio vakaro rungtynių vėl turbūt galės pasakyti, jog gali žaisti ir dar vieną mačą iš eilės, jeigu tik tai reikėtų. Minutės pertraukėlė. Prieš Liublianos Olimpiją Markusas Braunas pelnė 28 taškus, į Vitorijos Tau Keramikos krepšį įmetė 27 taškus. Šiandien turi galimybę štai to. Markusas Braunas, jo metimas ir dar 2 Markuso Brauno taškai. 78-48, 30 taškų persvara. Ir dar visas ketvirtas kėlinys. Jonas Mačiulis pamuša kamuolį, Markusas Braunas jį pasiima. Markuso Brauno metimas iš toli ir dar kartu pataiko Markusas Braunas. Dabar jau už galvos imasi ir Arvydas Sabonis ir Jordis Bertomeu. 81-48. Markuso Brauno, na kaip čia pavadinti, realybės šou tęsiasi Kauno sporto halėje. Dabar pražanga šios Žalgirio atakos pabaigos. Viskas pagal taisyklės. Manto Kalniečio perdavimas, Aurelijaus Žukausko dėjimas iš viršaus. 83-50. Būtų labai gerai dar ir 2007 metų paskutinį Eurolygos akordą užbaigti pergalingai. Dar vienas taiklus Markuso Brauno metimas iš 3 taškų zonos. Komentarai nereikalingi. 80 Braunas, Aurelijus Žukauskas, Dainius Šalinga ir Paulius Jankūnas. Toks penketas dabar aikštelė. Dar vienas Brauno metimas iš toli. Ir dar kartą pataiko Markusas Braunas. Na, tai yra jo diena.
Ir svarbiausia, kad tokia diena yra jau ne pirmoji, tačiau dabar jau Markusas Braunas nepatenkintas Markas Popovičius. Galbūt to, kaip žaidė komanda, galbūt to, kaip ir jam nepavyko sugrįžti į aikštę. Taiklus bus ir antrasis Michaelo Bradley metimas. Ir žiūrovų pageidavimai yra išpildyti. 172, 3 minutės ir 4 sekundės iki Kelvinsas. Spės išmesti kamuolį. Na, taip pusiau spėja. Ir finalinė sirena fiksuoja apvalę Žalgirio komandos persvarą 102-82. Toks yra galutinis rungtynių rezultatas ir Žalgiris iškovojo ketvirtai. Netrukus jūsų dėmesiui. Turų turi viso labo vieną pergalę, tą pačią iškovotą Bolonijoje prieš praėjusią savaitę Žalgirio varžovus Virtus krepšininkus. Tą savaitę Tomasas jo, bet kuriuo atveju Žalgiris dabar turi kamuolį. Na ir nors arena maža ir nors kalbėjom apie tai, kad privalumai dabar varžovų pusėje, Žalgiris irgi turi šiokį tokio privalumą, kadangi štai priekyje Dežuanas Collinsas, labai gražus perdavimas ir atrodė, jog Michaelui Bradley belieka tik tai įmesti kamuolį į krepšį, tačiau tą gerokai sudėtingesnėje situacijoje teko pakartoti Goranui Jurakui, kuris už kovingumą galų gale buvo apdovanotas ir taškais. 2 yra įskaitomi, dar vieną Goranas Jurakas galės pridėti nuo baudų metimo linijos. Pražanga Filipui Dilevičiui. Goranas Jurakas mažina skirtumą iki 6 taškų ir Žalgiris šį kėlinį laimi kol kas sausai. Ir dėl kurto pratęsti nepavyksta Goranui Jurakui, kurio baudos metimas skrieja pro šalį. Geriau kalbėtumėm apie Sienos Montepaskį arba Maskvos CSKA arba rungtynės su Pirėjo Olympiakos klubais. Taiklus Pauliaus Jankūno metimas. Atrodo, iš 3 taškų zonos pataiko Paulius Jankūnas, atmetė kamuolį Dežuanas Collinsas ir taiklus metimai iš toli, kurių Žalgiriui šiandien trūksta. Ir Jonas Mačiulis taip pat grįžo į aikštę ir antrasis Jono Mačiulio tritaškis šios dienos rungtynėse. 2 taiklus tolimi metimai. Mažina Sopoto Prokom Trefl komandos pranašumą iki 7 taškų, 35-28. Lenkia Milaną Gurovičių, kuris kol kas lieka su tais pačiais 10. Dežuanas Collinsas gražiai dabar išmaudo 2 varžovus ir Aurelijus Žukauskas krauna kamuolį iš viršaus. Na, Žalgirio puolimas atsigauna ir atsigauna šiame kėlinyje. Žalgiris yra įmetęs jau dvigubai daugiau taškų nei per visą pirmąjį. Būt dar geros dienos ateis ir tada Kaune Markusas Braunas pelnė viso labo 4 taškus. Markas Popovičius taiklus, jo metimas iš 3 taškų zonos ir mes galime matyti, kaip keičiasi rezultatas ir kaip keičiasi vaizdas varžovų aikštės pusėje, kuomet pralaimėjimas Liublianos Olimpijai ir triuškinantis pralaimėjimas Maskvos CSKA ekipai. Tokie yra paskutiniai 4 Sopoto Prokom Trefl komandų. Jonas Mačiulis, dar vienas Jono Mačiulio metimas iš 3 taškų zonos ir vėl laisvą paliko Joną Mačiulį. Sopoto Prokom Trefl komandos gynėjai ir Jonas Mačiulis pataiko jau 4 tritaškį šiandien. Ramiai, šaltai ir štai taip, taikliai. O rezultatyviausias rungtynėse su Anvil ekipa. Na, čia taiklus Marko Popovičiaus metimas ir jis yra iš toli. Ir tai reiškia, jog Kauno Žalgirio komanda po štai šio Marko Popovičiaus tritaškio jau yra priekyje. To daryti Eurolygoje tiesiog negalima ir su kiekvienu varžovu reikia kautis, net jeigu turnyrinė padėtis lente. Čia užtvaros jokios nėra ir dabar Markas Popovičius štai taip pat susikūrė progą ir pataiko iš 3 taškų zonos. Na, tokie, aišku, sudėtingi metimai. Collinso sąskaitoje 8 yra pelnęs Markusas Braunas, kuris dabar staigiai meta iš 3 taškų zonos ir prisimena, kaip tai reikia daryti. Na, turbūt net ir nėra pamiršęs pats. Šypsosi Markusas Braunas po... Atrodo dabar į žaidėjo vaidmenyje Markas Popovičius laisvas, dar vienas taiklus Marko Popovičiaus metimas. Marko Popovičius atsigauna po tų kandidatas užbaigti paskutinę Kauno Žalgirio ataką šiame ketvirtyje. 63-52. Atrodo, nesusitarė tarpusavyje dabar Žalgirio krepšininkai, kas ką keičia. Markas Popovičius. Geriau liktų aikštelėje, dėl to, kad pastaruoju metu Marko Popovičiaus žaidimas yra iš tikrųjų didžiulis galvos skausmas varžovams. Kristos Karyzis ir dabar pataiko tik tai vieną baudos metimą iš 70-66. Markas Popovičius.
Grįžta į aikštę, perdavimas Aurelijus Žukauskui. Aurelijus Žukauskas sudėlsi, atrodė jog, tačiau tas sudėlsimas tik tai į naudą. Rankose Popovičius iš 3 taškų zonos, taiklus Marko Popovičiaus metimas. Na štai, krepšininkas, kurį šiandien galima vadinti Kauno Žalgirio komandos lyderiu. Ir krepšininkas, kuris pataiko ne tik tada, kai viskas einasi kaip iš Vipkės, bet ir tada, kai labai Sopoto Pro Kontrepal komandos iš